į Čekiją, kur vyko pasaulio ultralengvųjų orlaivių čempionatas. Lietuvos delegacija namo grįžta su istoriniu pasiekimu. Tai yra vaizdas iš Lietuvos atstovo Maksimo Orasovo skraidyklės Čekijoje, kur mūsiškis varžosi ultralengvųjų orlaivių pasaulio čempionate. Lietuvos atstovai čia varžosi dviejose kategorijose – vienviečių ir dviviečių skraidyklių klasėse. Čempionate varžosi 70 sportininkų iš 10 šalių, o Lietuvai atstovauja 5 dalyviai. Jiems tenka įveikti 3 užduotis – navigacijos, tikslumo ir ekonominio skrydžio, kuomet užduoties esmė yra atlikti skrydį su ribotu kuro kiekiu. O būtent Maksimas Orasovas iš Čekijos sugrįžta su pasaulio čempiono titulu. Būtent jis iškovojo auksą. Šios sporto varžybose Orasovas dalyvauja pastaruosius 2 metus. Tai yra pirmasis toks pasiekimas mūsų šalies istorijoje. Komandinėje įskaitoje Lietuva užėmė 3. vietą.